kalbant apie kontrolę, aišku, dėl švietimo mokslo ministerijos kontrolė, tai pasakysiu, kokią aš ją matau, nes prieš tai sakiau, kad jinai yra ribota galimybė jiems kažką daryti. Valstybės kontrolės bei žemės auditas, viešųjų pirkimų tarnybų, vidaus auditas, na, aišku, ir daugelis kitų institucijų, bet tokios būtų pagrindinės, bent jau turto požiūrį, tai tikrai. Turto valdymo kontrolė, kalbant apie švietimo ir mokslo ministerijos kontrolę, kaip sakiau, mokslo ir studijų įstatyme, tai praktiškai ten mažai tų galimybių, arba jas, sakykime, reikia išmastyti. Bet kokias aš išmaščiau, arba dargi žiūrėdama į civilinį kodeksą, vis tik tai, kokias švietimo ir mokslo ministerija galėtų turėti teises, kaip teises viešoje įstaigoje valdanti institucija. Tai visų pirma, jinai galėtų kreiptis į teismą su ieškiniu prašant uždrausti juridinės asmens valdymo organams ateityje sudaryti atitinkamus sandorius, kai prieštarautų juridinės asmens veiklos tikslams. Toliau gali kreiptis į teismą dėl aukštosios mokyklos organų sprendimo pripažinimo negaliojančiais. Nu, pavyzdžiui, taryba patvirtino tvarką, švietimo ir mokslo ministerija galėtų kreiptis į teismą dėl tokio sprendimo pripažinimo negaliojančių. Toliau, aišku, gali pareikšti ieškinio valdymo organams švietimo ir mokslo ministerija, būtent kaip savininko teisės vykdanti institucija, ne, gali kreiptis į teismą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo. Na, dėl šitos teisės aš mažiausiai galvoju, kad jinai nerealizuotų, nes vis tik tai valstybė turi pareigą užtikrinti valstybinį mokslą. Na, jeigu kreipsis ir rezultatas bus, kad reikės likviduoti aukštąją mokyklą, tai turbūt rezultatas toks, kokio, na, bent jau ne viena politinė partija nenorės, ne, tai čia. Toliau, kokias jinai teises, aišku, turi jau ne kaip savininko teises vykdanti institucija, bet kaip ta institucija, kuri sudaro su jumis turto patikėjimo sutartį, tai aišku, jinai turi tam tikras teises pagal šitą sutartį ir irgi gali kontroliuoti visą turto valdymą ir naudojimą. Na ir aš manau, kad dar turi tam tikras teises irgi per paskirtą aukštosios mokyklos tarybą narį. Čia, aišku, mažai ten jai galimybių, na, bet, sakykime, vandenim sujudinti pakaktų, ne? Kalbant apie turto valdymo kontrolę, į ką norėčiau atkreipdėmėsi, tai yra labai svarbu suvaldyti rizikas ir svarbu tas rizikas suvaldyti ir prevenciškai. Galbūt kartais reikėtų vis tik ir pasitikrinti, ar yra tinkamai vykdomos procedūros, ar yra tinkamai priimami sprendimai tam, kad po to, kai ateis valstybės kontrolė, na, arba šiaip kažkas sugalvos domėtis, kad tiesiog išvengti tų nemalonumų, kurie gali laukti. Aišku, žinoma, kad dažnai prevencija kainuoja pigiau negu tas rezultatas neigiamas, kurį mes turim. Na, o aišku, jeigu vis tik patikrino tos institucijos, kurios turi tokius įgaliojimus, tai tada reikia nepamiršti, kad turi teisę skųsti tos sprendimus. O jeigu jau nieko nenori skųsti, tai tada belieka tinkamai įgyvendinti rekomendacijas ir čia irgi skirti tam dėmesio irgi būtų pravartu.